sveiki visi užsukę į mano kanalą. Ir šiandieną su jumis pasidalinsiu užsakymu iš dviejų kinietiškų parduotuvių, tai Dresin ir Nudres. Aš gavau iš jų prekyčių ir parodysiu, ką užsisakiau. Pirmoji tai būtų Dresin ir ką gavau. Taip, pirmiausia užsisakiau tokias timpas. Štai tokios. Man atrodo, jos buvo vieno dydžio. Čia yra medžiagytė, o gale štai tipo oda. Nu, aišku, čia ne oda, bet žinot, tokios ale odinės, tokios timpos. Šiaip viskas su šitom tai normaliai, tik tai, ką galiu pasakyti, mano ūgis yra 1,65 m ir šitos man yra per pusę blauzdų. Ūgis labai mažiukas. Na, bet sakau, ar prie ilgų batų, ar vasarą, tai visai dzin, kad ir trumpo žinau. Bet jeigu įlysiu, nes tokios jau labai, bet šitos dar didesnės. Kainą parašysiu čionais kažkur, nes dabar tiksliai neatsimenu. Tai štai tokios. Šitom esu visiškai patenkinta ir jokių siūliukų neįsipašė, nieko, va tik tai, kad ūgio truputį trūksta. Kitas taip pat timpas užsisakiau, jau jos yra visiškai tokios tipo ale odinės. Tokia slidita medžiaga, bet šitos yra plonesnės, kainą vėl parašysiu čia. Jos yra plonesnės, jau matos tokios labiau, kad neodinės. Šiaip yra mažesnės pagal pilvą, jau čia apimti, jau šitas aš tikrai neįlysiu su savo gabaritais. Tai reikės kam nors atiduot ar padovanot. Ir šitos jau tokios, bet šiaip kokybė jų tai tikrai gera, nei siūliukai išsitampė, nei kur nors praplyšę, gražiai supakuotos maišelėje, tvarkingai. Na, bet paprastos tokios timputės. Dvi timpos. Tai vienos su medžiagyte, o kitos štai vien tik tokios. Ir dar iš šitos parduotuvės Dresin vieną ką užsisakiau, tai yra tiriririm. Štai toksai pieštukas, jisai yra nagų pieštukas, nagams piešti. Štai atidarius yra štai taip. Dar nebandžiau su juo piešti, tai nežinau ir žiūriu dabar čionais baltas, jisai ne pinkiškas, nes aš užsisakiau pink spalvytę, ten buvo įvairių spalvų. Tai pažiūrėsim, kaip jisai piešia, bet dabar kažkaip tai nieko. Įdomu, kodėl jisai baltas ir kaip reikia padaryti, kad ta rūžava spalvytė eitų. Aha, čia yra toks kaip kamštelis. Štai, atsukau. Tikriausiai reikės nuimti šitą kamštelį ir tada, manau, bėgs dažai ir paišysiu štai su šitą galvute. Piešim širdeles ant nagų arba gėlytes. Tai štai toksai flomasteriukas nagams piešti. Tai štai ir viskas iš šitos parduotuvės. Na ir kita parduotuvė, iš kurios gavau prekyčių, yra Nudres. Taip, iš jos gavau 3 ale suknytės. Nu, suknytėm jas sunku pavadinti. Taip, pirmoji ale suknytė. Tai yra štai tokia. Šiaip jinai labai fainutė, rankovytės ir irgi vėl kokybė tikrai nebloga. Ir rankovytės taip įdomiai pasiūtos tokios. Ir pati nu, bet kai ilgis, nu žinot, taip užpakaliuko tikrai nedingia. Taigi tokia palaidinė, sakyčiau, tikrai nesuknytė, nors kai žiūrėjau ant saito tos nuotraukos, tai atrodo taip labai graži suknytė, galvoju, o kokia faina. Tai štai, pirkau suknytę, bet tikrai gavau palaidinę, maikutę. Irgi nuotraukai tokia romantiška atrodo, gavau, užsidėsiu. Tokia namie, saulelele, vaikštinėsi, romantiška panelė, romantiška dama. Bet vėl ilgis toks, sakyčiau, nu irgi užpakaliuko nedengia. Taigi vėl kaip palaidinė. Čia dedasi taip ant pečių, gaunas nuogi pečiai. Čia su tokiais burbuliukais štai.
įleminuota ir po to eina tokia laisva. Na, bet žinoma, gaunasi man kaip palaidinė vėl, kaip bliuskutė. Bet šiaip irgi kokybė liuks, viskas čikidoki, patenkinta. Aha, dydis XL. Aš visų ėmiau rūbų dydį XL. Pati didžiausia, koks buvo, tiksliai sakant. Tai štai. Na ir dar viena suknelė. Šį kartą jau jinai tikrai yra suknelė, jau ne palaidinė. Yra 3 spalvų. Čia oranžinė, balta ir po to eina vat šonai tokie mėlyni ir nugarytė mėlyna. Čia užsegimas sagutė ir gale yra tokios kvarbatkėlės. Laisvos, tokios nedaug paraukta. Štai taip. Jau jinai yra taip nesiekianti kelių, bet ilgesnė, normaliai užsidėti galima. Tai štai šita patiko, XL-as. Šitą suknytę esu patenkinta, nešiosiu, liuks. Na tai štai, tokie mano užsakymai iš šių 2 parduotuvių. Šiaip apskritai esu patenkinta, kokybė yra gera, tik taip pat reikia žiūrėti dydžius. Ir suknelėm iš Niudrės tai tikrai ne visos suknelės. Jeigu rašo suknelę, tai dar nereiškia, kad ten bus suknelė, nebent ant mažiuko dydžio. O šiaip galite įsigyti palaidinę. Na, bet šiaip esu pirkinukais patenkinta. Ir štai tiek mano tų užsakymukų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.